Labas vakaras. Šiandien tokios mažos žinios iš opozicinės palėpės. Kas tai yra tikrieji opozicionieriai? Tai yra tie, kurie neturi studijos, neturi žiniasklaidos, neturi finansų ir neturi jokių kitų galimybių jūs pasiekti, kaip tik tai naudodamasi savo mažais resursais. Tai va, tai bus malonu matyti visus, kurie prisijungs. Ir norėčiau reaguoti į tai, kas vyksta šiandien pasaulyje ir tiesiog pakalbėti. Tai vis tik esu Teisingumo aušros narė, aktyvi narė, kaip daugelis žinote. Tai šiandien pradėsiu nuo to, kad Algirdas Paleckis. Taip. Jo knyga Antrankiai minčiai, kuri buvo parašyta tuo met, kai jis buvo pirmą kartą uždarytas į įkalinimo įstaigą. Ir būtent to jo viso įkalinimo dėka gimė šitas nuostabus šedevras, puikiai knyga. Labas, Antanai, kaip malonu tave matyti. Tai va, tai šiandien noriu priminti, kad Algirdas Paleckis nuteistas ir jau įkalinimo įstaigoje šiandien yra lygiai 1,5 metų. Prieš 1,5 metų, gegužės 11 dieną, jį skubos tvarka uždarė, todėl, kad jisai dar gegužės 9 spėjo pasisakyti tą temą ir spėjo pasakyti kalbą, ir tuomet sistema jau nebedavė jam nei tos savaitės susiruošti, kuri būna duodama kitiems, ir tiesiog uždarė. Ir kaip tik šiandien aš kalbėjausi su Algirdu Paleckiu. Mes kalbėjom ir apie jo antrąją bylą, apie tai, kad toje byloje būtent paminėta, kad jisai neigia okupaciją, kitus dalykus. Nu, žodžiu, žmogus sėdi kalėjime. Jokių įrankių neturime, kurie galėtų mums padėti įtakoti sistemą, todėl šiai dienai sistema daro tai, ką nori jie. Labas Rimantai, sveiki Eliutė, malonu jūs matyti, labas Gržegoš. Sveiki Danutė. Tai va, tai tokia situacija. Negaliu nepaminėti, kad Algirdo Paleckio nuotaikos šiandien yra tikrai neblogos. Šiandien jisai yra žymiai linksmesnis negu buvo prieš mėnesį, nes tiesiog susikaupė ties savo sveikata, kuri buvo pašlyjusi, ir šiandien mūsų pokalbis buvo pakankamai toksai, sakyčiau, pakilus. Nes jisai mato permainas, stebi tai, kas vyksta pasaulyje, tiek, kiek įmanoma stebėti būnant įkalinimo įstaigoje. Labas, miela mano Urtė. Tikiuosi, tau ten viskas gerai ir jūs namų neapvertėt aukštyn kojom. Tai va, nes dukrytė savaitgaliui, aš vieną palikau namuose su draugėm, tai labai tikiuosi, kad grįžus iš kaimo rasiu namus su stogu. Tai va, jūs visi turit vaikų ir žinot, kas būna, kai paaugliai vaikai lieka namuose. Bet mano dukrytė Urtė atsakinga, ir čia dabar žiūri kaip tik šią transliaciją. Urtė, nepamiršk susitvarkyti namų. Tai va, tai grįžtam prie Algirdo. Jisai perduoda linkėjimus visiems savo bičiuliams, labai dėkoja tiems, kurie palaiko, labai dėkoja tiems, kurie rašo apie jį. Primena visuomeniai apie politinį kalinį Algirdą Paleckį, ir šiandien mes kalbėjom apie tai, kad būtina turėti Lietuvoje politinių kalinių sąjungą arba politinių kalinių organizaciją, kuri būtų tokia, atkreipianti dėmesį į politinius kalinius, šių laikų politinius kalinius. Be Algirdo Paleckio mes jau turim daugiau, mes turim Rimanto Greičiaus sūnų, kuris įkalintas taip pat už mintį, už gerus darbus, už idėjas. Ir suprantama, kad tiek mane, tiek Kazimierą Juraitį, tiek kitus aktyvistus taip pat bandoma paversti jau politiniais kaliniais, arba bent jau pretendentais į politinius kalinius. Labas, Arūnai, Giedrė, kaip smagu.
kad jūs prisijungėt, nežiūrint to, kad šeštadienis, kad visi turit ką veikti, turite tikrai užsiėmimo ir man smagu jūs matyti. Taigi, naudodamasi progą, aš dar kartelį primenu, kad Algirdas Paleckis kali jau 1,5 metų, kali neužšnipinėjimą, kaip kad rašė 15 minučių ir kitos žiniasklaidos priemonės, kurios leido savo interpretuoti taip, kaip jos norėjo. Algirdas Paleckis nuteistas už ketinimus. Už ketinimus, kurie neva galėjo būti. Reiškia, kiekvienas iš mūsų šiandien čia žiūrinčių gali būti nuteistas už ketinimus, nes aš įsivaizduoju, kad mūsų kai kurių pyktis esamai valdžiai yra užaugęs toks, kad mintise galbūt galimai mes turime ketinimų. Aš tai tikrai turiu ketinimų šitą valdžią patraukti, ji man nereikalinga, ji neatstovauja tautos daugumos ir taip toliau. Tai va, tai pereinant nuo Algirdo Paleckio, dar kartelį sakau, kad ši knyga Antrankiai minčiai, tai yra Algirdo kūrinys, kurį jisai parašė būdamas įkalinimo įstaigoje, kai buvo uždarytas pirmą kartą. Aš manau, kad tai ne paskutinė Algirdo Paleckio knyga, tuo labiau, kad jis turi apie ką rašyti, turi didžiulę patirtį. Ir aš manau, kad mes sulauksim ir dar vienos, galbūt ir dar vienos knygos. Ir politinių kalinių organizacija šiai dienai mums yra būtina. Antanas sako, kad skaitė, puikiai knyga, taip, knyga tikrai įdomi. Ir šita knyga yra netgi dedikuota man, aš labai didžiuojasi, kad turiu savo bičiulio dedikaciją ir bičiulio ir bendraminčio. Tai dar kartelį, kas prisijungė, tik dabar perduotų linkėjimus ir didelę padėką visiems, kas prisimena Algirdą Paleckį, kas komentuoja, kas rašo apie jį, kas primena apie žmogų, kuris sėdi kalėjime už nieką. Ir jo vietoj galime atsidurti bet kuris. O toliau tada norėčiau truputėlį apžvelgti kitus Lietuvos įvykius. Dabar, kaip matote, informaciniai erdvėje, opoziciniai informaciniai erdvėje, Facebookuose, save vadinančiuose opoziciniuose kanaluose, Giedrė Gorienė, Janutienė ir kiti, intensyviai pristato savo kandidatus į prezidento postą. Geri jie ar blogi, tai reikės jums spręsti, ar tinka tos vertybės, kurias jie neša į visuomenę, pristato tautai, taip pat spręsite jūs. Tai va, ir kadangi aš kaip kandidatė į prezidentus neturiu tokios galimybės ir negaliu pasirodyti nei vienoj taip vadinamoj opoziciniai žiniasklaidoj, tai man belieka mano namų palėpė, taip ir vadinasi palėpės žinios. Tai matote, ten palėpė, tai tokia turtinga pakankamai. Visko čia mes turim reikalui esant. Tai va, tai tada apie kandidatus. Visi jie savaip įdomus. Kiekvienas iš jų turi pliusų ir minusų. Kiekvienas iš jų neša savo rinkiminę programą, savo mintis ir dėsto jums. Ir jums tai reikia atsirinkti. Jums tai reikia išsiaiškinti, kuris iš jų yra tikras, kuris iš jų nuoširdus, kuris iš jų pakliuvęs į valdžią nepakeis savo pozicijos. Ir man, kas yra svarbu šiuo atveju, man svarbu yra kandidatų noras suburti visuomenę aplink save, įvairią visuomenę, kviesti juos į susitikimus, gyvus susitikimus, todėl, kad Lietuva yra daugialypė. Lietuva yra tokia, kokia yra, tam, kad ji būtų daugialypė, stipriai padirbėjo žiniasklaida, kuri yra, jau negaliu sakyti, kad valstybinė, yra kišeninė valdančiosios gaujos žiniasklaida. Ir būtent kišeninė valdančiosios gaujos žiniasklaida pasistengia, kad mūsų nuomonė būtų tokia, kokios reikia. Aš peržvelgiau į reitingų lentelę ir supratau, kad žiniasklaida sako, kišeninė žiniasklaida sako, kad reitingų lentelėje pirmauja ponas Nausėda. Tai ką tai reiškia? Reiškia, kad ponas Nausėda tenkina esamus valdančiuosius ir kad būtent išlaikius poną Nausėdą esama linija bus tęsiama ir nebus jokių nereikalingų permainų ar šurmuliukų. Prisiminus, kas yra Nausėda, tai galime
peržvelgti trumpą jo biografiją. Tai, ką aš radau Facebooko platybėse, galimai tai tiesa, galimai melas, bet visą tai aš radau Facebooko platybėse. O ten parašyta, kad jis užaugo pakankamai pasiturinčioj šeimoje, inteligentiškoj šeimoje. Ir jo mama fizikos ir matematikos mokytoja. Ir 81 metais jisai baigė kažkurią ten iš Klaipėdos vidurinių, bet Facebook'e, internetiniam kažkuriam tai lange, man labai praslydo toks įdomus faktas, kad 81 metais baigdamas mokyklą mūsų prezidentas galimai neva neišlaikė matematikos egzamino. Ir tai jam sutrukdė įstoti į tiesiog aukštesnį mokymosi lygį ir jis metus praleido ir tik 82 metais įstojo į Politechnikos institutą. Šitas faktas labai daug byloja tiems, kurie yra tarybinio laiko žmonės, kurie baigė mokyklą tarybiniais laikais. Kas turėtų nutikti, kad neišlaikyti valstybinio egzamino? Kas turėtų nutikti? Jūs pagalvokit patys. Tarybiniai laikai, mama fizikos matematikos mokytoja, bet neišlaikytas matematikos egzaminas. Aš matau, kad tai byloja vis tik tai apie asmenybę, apie asmenybės charakterį, apie asmenybės siekius. Ir toliau jau mes einame tą laiką, kaip ponas Nausėda tiesiog įstojo į Politechnikos institutą, mokėsi ir vėliau jau 87 metais, kai vieni Lietuvos gyventojai galvojo apie nepriklausomybę, apie tas mintis, kurias buvo jiems tiesiog duotos mintis, kad Lietuva galėtų būti nepriklausoma, laisva, Lietuvos jaunimas galėtų važinėti laisvai po pasaulį, kad mes galim gyventi geriau, jeigu nebūsim Tarybų Sąjungos nariai. Tai kai vieni galvojo apie sąjūdį nepriklausomybę, ponas Nausėda galvojo apie savo politinę karjerą ir dėl to aš manau, kad galimai tik dėl to įstojo į komunistų partiją. Kas tai yra komunistų partija, tai tikriausiai vyresnės kartos atstovam aiškinti nereikia, bet kaip ir visur, visada buvo visokių žmonių. Vieni sakė, komunistas skamba išdidžiai ir jisai yra pavyzdys, o kiti tiesiog atėjo komunistų partija tam, kad labai puikiai susitvarkytų savo karjerą ir čia jau apie kažkokius tai moralinius asmens bruožus mums kalbėti net nereikia. Tai va, kas vyksta toliau. Toliau Nausėdos nėra politikoje, bet jis yra ten, kur skaičiuojami pinigai. Ir visas jo kelias buvo ten, kur skaičiuojami pinigai, ekonomika reiškia, jisai stipriai ruošiasi būtent kapitalistiniam Lietuvos posūkiui. Ir aš manau, kad būtent Adamkus buvo informuotas apie šį žmogų, poną Gitaną Nausėdą, kuris stažavosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir būtent to dėka paaugintas ekonomistas bankininkas, kuris labai gerai išmoko skaičiuoti pinigus ir žinojo, kas yra kapitalizmas, kokios vertybės. Ir dėl to jisai buvo tiesiog priartintas prie Adamkaus ir vėliau, kaip matote, Adamkus pasistengė pagelbėti jam tapti prezidentu. Tai ne tik Adamkus, tai padirbėjo ir visas kapitalistinis pasaulis, kaip mes mėgstam vadinti, tai švabas, korporacijos ir taip toliau, tai tiesiog nėra vieno žodžio. Tai yra tiem, kam reikalingas žmogus Lietuvoje, kuris leis iš Lietuvos išspausti viską, ką reikia ir padaryti viską, ką reikia. Tai yra tokia dabar situacija apie tuos kandidatus į prezidentus. Tai kaip sakau, opozicinė žiniasklaida, opozicinė žiniasklaida, mes savo opozicinius kandidatus, sakau mes. Nes, tiesiog aš irgi su Lietuvos dalis matome, pas Gorienę, pas Janutienę, dar kažkur mes juos girdime, mes darysime išvadas, o pozicijos kandidatų kol kas nematyti ir juos pristato tik tai visuomeninės apklausos, kurios yra apmokamos iš valstybinės kišeninės žiniasklaidos pinigėlių. Taigi, apklausos suformuos, kas bus pirmoji vietoj, kas antroji, kas turės laimėti. Aš suprantu, kad jie
yra labai ramus, todėl, kad jie žino, kad visi įrankiai pas juos ir jie padarys tai, ką reikia. Ir žinoma, mes neturėdami įrankių tikėtis labai gerų rezultatų negalime, todėl, kad esame kol kas per silpni. O tam, kad nebūtume per silpni, reikia nuveikti dar nemažai darbų ir juos galima nuveikti, nes mes turim nemažą laiko tarpą. Tai va, čia tiek apie prezidentus. Nenoriu juodinti, girti nei vieno, nei kito, kadangi pati esu kandidatai į Lietuvos prezidento postą. Taip, kad manau, visas vertinimas bus paliktas jums. Galiu tik tai tiek, kad nei Europos Sąjunga, nei NATO nėra tos sąjungos, kurios priimtinos man. Aš nenorėčiau, kad Lietuva, ne tik nenorėčiau, bet ir nenoriu, kad Lietuva būtų karinio kažkokio alijanso narė. Ir mes, Baltijos šalis, tikrai turėsim tokią galimybę likti neutraliomis, jeigu apie tai garsiai pareikšime. Ekonominė sąjunga Lietuvai yra naudinga ta, kuri priima Lietuvą lygiom galimybėm, nestatydama kvailų sąlygų ir negriaudama Lietuvos ekonomikos. Jeigu dar turite kantrybės, sveikas Artūrai ir Vandutė, ačiū Jums, ir Liubov, kur žina, ir dėkoju Jums visiems prisijungusiems. Jeigu jūs turite kantrybės, tai vis tik labai trumpai Europos Sąjunga, pliusai ir minusai. Veržėsi, jauni žmonės norėjo laisvai keliauti po Europą. Dabar mes galim ne tik laisvai keliauti po Europą, bet ir vergauti bet kurio Europos šalyje. Pliusas yra tik tas, kad vergaujant svetimoje šalyje, lietuvis gauna žymiai geresnį atlyginimą už tą patį darbą, kurį atliktų Lietuvoje. Kodėl to pačio darbo negalime atlikti Lietuvoje? Todėl, kad stojant į Europos Sąjungą buvo numatytos gairės. Lietuva negali būti lygiavertis partneris ir mes tai puikiai pajautėm. Todėl pirmiausia privalėjom atsisakyti atominės valstybės statuso, tam, kad mūsų statusas Europos Sąjungai pažymėtų. Mes atsisakėm, ten buvo duotos krūvos pinigų, kurie nuplaukė, čia jau kita tema. Toliau, Europos Sąjunga jau turėjo savo žemės ūkį, jie turėjo savo produkciją ir perteklinę produkciją ir žinoma, kad Lietuvos produkcijos ir pieno ūkio jiems taip pat nereikėjo. Taigi, kas vyksta su Lietuvos pieno ūkio ir žemės ūkio, jūs irgi žinot. Lietuva, tai yra, Europos Sąjunga turi Olandiją ir kitas šalis, viskas pas juos gerai ir mes jiems tokie nereikalingi. Mums palikta maža riba. Ir mus iki tol gelbėjo, iki sankcijų mus puikiausiai gelbėjo Baltarusijos ir Rusijos rinkos. Deja, pasisukus situacijai, kaip visada tai situacijai, kurioje mes nieko nesprendžiam, mes esam tokiai padėti, kad ko gero labai greitų laikų tiesiog visiškai nebeteksime Lietuvos žemės ir pieno ūkio. Jeigu nepadarysime išvadų ir neteis taip kai kurių mūsų trokštamos permainos. Tai va, tai yra Europos Sąjunga. Ką dar Europos Sąjunga pasakė? Europos Sąjunga pasakė, kad visos gamyklos, kurios yra Lietuvos teritorijoje, turėtų būti sunaikintos ir išardytos. Jie pasakė, mes pastatysim savo gamyklas, mes sukursime savo darbo vietas ir mes žinom, kad jūs dirbsite mums. O kodėl turėjo būti išardytos senosios? Todėl, kad jos buvo orientuotos į rytus, jos aptarnavo rytų rinkas, o Europai nereikėjo klestinčios Lietuvos, kuri gauna gerą naudą iš rytų rinkų, bet tuo pačiu yra Europos Sąjungos nariai. Tai va, geriau yra turėti valstybę, kuriai paspausdinai pinigėlių ir davei, ir ji padarė tai, ką reikia. Tarp kitko, mes tuo ir tapom. Mes buvom kas ten šalis agrarinė ir tapom Europoje šikna avarinė. Tapom tuo, ko tapom. Kodėl mes taip tapom? Todėl, kad neturėjom politikų turinčių stuburą, neturėjom politikų, kurie atstovautų ne save, bet atstovautų tautą. Dabar grįžtam dar truputėlį prie Ukrainos ir Zelenskio, jeigu turite kantrybės. Jeigu neturite kantrybės, parašykite ir aš tiesiog jūsų nevarginsiu šį šeštadienio vakarą. O jeigu dar turit kantrybės, tai paklausykite ir jeigu norite užduoti kažkokį klausimą, tai mielai atsakysiu, jei tik sugebėsiu. Sveiki, Gediminai. Sveiki, ponė Nijolė Beliauskienė. Tai va, ir tada kalbam truputėlį apie Zelenskį. Zelenskis spaudžiamas buvo, bet atsisakė rinkimus organizuoti.
Zelenskis man nepatinka. Man nepatinka tai, kas vyksta Ukrainoje. Man nepatinka vykdoma politika. Aš manau, kad Zelenskis neteisus, nes jisai buvo valdomas, jisai nebuvo tas žmogus, tai yra mano nuomonė, kuris atneštų Ukrainai kažką gero. Bet šioje vietoje, kada Zelenskis sako, kad jis negali organizuoti rinkimų, vis tik tai sąžiningai reikėtų pasakyti, kad jis teisus. Šalyje, kur vyksta karinis konfliktas ir kur labai didelė gyventojų dalis įsiblaškiusi po pasaulį, surinkti rinkėjus procentaliai beveik neįmanoma. Taip, kad nežiūrint visų mano antipatijų Zelenskiui, šitas jo žingsnis tikriausiai yra toks, koks ir turėtų būti. Aš manau, kad tai yra sudėtinga, kada tavo gyventojai išsilakstė po Europą, kada jie tapo pabėgėliais. Tai va, galite teisti mane, galite ne, bet manau, kad būtent šita situacija yra pakankamai sudėtinga. Toliau, tai kas vyksta Lietuvoje, pratybos, kurios taigiai Lenkijos Lietuvos pratybos iš niekur nukrito, čia vokiečiai atvažiuoja, čia kažkas vyksta. Man tos pratybos atrodo neskaniai, atrodo kaip noras paerzinti Rusiją. Noras paerzinti Rusiją yra ne mūsų išmislas. Tai yra pasakyta, jūs ten ant ribos, jūs ir išsiimkite erzinimo. Labas, domai. Tai va, taip, kad vyksta tas didysis Rusijos erzinimas. Kokios gali būti pasakmės? Pasakmės gali būti labai įdomios. Jeigu pagalvojus apie tai, kad šiuo metu pasaulis bando tapti pyragu, kurį galima dalinti iš naujo, reiškia susiraikyti iš naujo. Kažkas nori pasiraikyti Ukrainą, nepamirškim, kad yra planai, neliečiant Donbaso ir Lugansko, kur jau neginčytinai Rusijos teritorijos ir Krymo, bandoma pateikti mintis, kad iš 5 apskričių, ten yra ir Charkovo, ir Odesos apskritis, bus kuriama naujoji Ukrainos Respublika. Kažkokiu tai būdu, norintys tikrai galite pasižiūrėti. Tos informacijos įvairios yra tiek iš rytų, tiek iš vakarų, tiek iš Jungtinių Amerikos valstijų yra labai daug. Ja pasiklausę išvadas galėsite pasidaryti patys. Ir čia šitas pasaulio pasidalinimas vyksta ne tik Ukrainoje, mes matome, kas vyksta Palestina ir Izraelis, matome, kas vyksta Karabache, matome Turkijos ambicijas, Kazakstano ir aš noriu pasakyti, kad manau, kad Lenkija tikrai netylės ir pasinaudojusi situaciją bandys išsakyti savo ambicijas į Vilniaus kraštą. Jeigu žiūrite Facebooką, YouTube, tai aš manau, daugeliu iš jūsų užkliuvo žygiuojančių Lenkų kareivių daina. Ji buvo praeitais metais ir šiais metais aš ją ne kartą mačiau. Ir esmė dainos yra tokia, kad žygiuoja gražus jaunų kareivių pulkas ir jie dainuoja apie tai, kad jie žygiuoja į našą Vilnių ir kad at Varšavai do našą Vilnių jis kaip tenai lenkiškai, yra jau nutiestas kelias. Ir man nelabai patinka, kad iš Varšavos į Vilnių jie turi kelią, kuris yra jų kelias ir Vilnius yra jų. Ir kur aš čia lenkiu, kad reikėtų labai stipriai pagalvoti. Ir tai, kad mūsų politika tokia nenuspėjama, tokia savanaudiška, tai aš neatmetu galimybės, kad gali taip nutikti. Ir Lenkijai pareiškus pretenzijas į Vilnių, mes galim jo ir neturėti. Kas mane guodžia? Guodžia tai, kad kaimyninė Baltarusija nekartą yra pasakius, kad ji yra už Lietuvos teritorijų išsaugojimą tokį, koks yra dabar. Taigi, priešas Aleksandras Lukašenka, kaip jį įvardina Lietuvos administratoriai, vis tik tai pasisako už Lietuvos teritorijų vientisumą. Ir čia mes jau, manau, turėsim didelį palaikymą, kad vis tik tai Vilnio, ne vaša, mėly Lenkai, o Vilnio naša. Tai yra mūsų mėly lietuviai. Tai va, ir nerima kelia Klaipėdos kraštas.
kada raikysis pyragą, niekas mūsų neklaus, jeigu mes neturėsime pirmą aukšto rango diplomatijos, antrą gero užsienio reikalų ministro, teisingo prezidento, dirbančio Lietuvai. Ir jeigu neturėsime partnerių tarp užsienio valstybių, kurios mūsų užtars. Jeigu prisimenat, kai buvo dalinamas pajūris, vis tik atsirado toks ponas Simpsonas, kuris užtarė Lietuvą ir Palanga atsidūrė, būtent tas paplūdimio ruožas atsidūrė Lietuvos nuosavybei. Buvo pripažintas Lietuvos Respublikai ir tie, kurie važiuoja Palangą, tikrai matėt, kad čia prieš kelis metus, man atrodo prieš 3, buvo atidarytas paminklas iškilmingai ponui Simpsonui pagerbti už tai, kad būtent jo lemiamo balso dėka mes turime tą gražią pajūrio juostelę. Taigi noriu pasakyti, kad labai svarbu turėti sąjungininkų. Ar gali būti sąjungininkais tie, kurie pretenduoja į tam tikrus mūsų valstybės plotus? Čia šitas klausimas jums ir jūs patys jį atsakysite. Sveiki, ponė Anelė Kodžienė, Janina Petrauskienė, miela Dalia, malonu jūs matyti. Tai va čia apie tą klausimą ir toliau mes gal galim pereiti prie pamąstymo apie rinkimus. Gegužės 12 prezidento rinkimai ir neužilgo iš karto bus rinkimai į Seimą. Kad neužilgo gal ir gerai, nes tada prezidentas, jeigu jisai bus stiprus, ir būtent per savo prezidentinę kampaniją sugebės apjungti bendraminčius, galbūt galimai turės ir didelę bendraminčių, sakykime, bendraminčių kompaniją, kuri dalyvaus Seimo rinkimuose ir tiesiog laimės. Tačiau yra ir kitas pamąstymas. Kažkada, gal prieš kokius 4-5 metus mes diskutavome, aš taip pat tuo klausimu domėjausi ir rašiau. Ir man irgi, kaip ir mano kitiem bičiuliam, buvo kilusi mintis, kad dabar, kai rinkimus laimėjo tie, kurie labai reikalingi, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom, tiek Anglijai, nepamirškim, kad vienas iš pagrindinių žaidėjų yra Anglija. Tai yra šalis turėjusi didžiausią kolonijų skaičių. Ir šiai dienai tiek Anglija, tiek Prancūzija, Jungtinės Amerikos valstijos tikrai manipuliuoja tų buvusių kolonijų ir teritorijom, ir gyventojais, ir ištekliais. Šitai jūs irgi visi žinote, tiesiog istorijos jums nedėstysiu. Taigi, laimėjo tie, kurie reikalingi. Dabar belieka išlaikyti tuos, kurie reikalingi. Yra tokia nemaža galbūt procentų dalis, kad mes irgi atsidursime karinio konflikto kažkurioje tai vietelėje, gal ne pačiam sukūry, bet prieangiai, ir rinkimų Lietuvoje nebus. Aš tikrai neatmetu šitos galimybės. Kodėl mes galime atsidurti? Ne? Taip, čia irgi visi kalba. Protingi žmonės ir žmonės politologai, ir politologai, ir politikai iš kitų šalių, ir jie mato tą patį, kad vat, būtent mes turime išauginti kažkokį tai konfliktą su Rusija tam, kad jis būtų. Jis gali trukti dieną, 2, 3 ar savaitę, bet esmė tame, kad jis būtų. Nes jeigu įvyks konfliktas, tuomet įvyks paprastesnis perėjimas iš vienos sistemos į kitą, tiksliau Lietuva bus paleista iš ES ir NATO, iš NATO tai tikrai, ir tada Lietuvos likimą jau svarstys iš naujo. Kur ir kokiom sąlygom. Nes dabar pasakyti, va taip, kad, nu gerai, mes suprantam, kad mes čia ne vietoj ir mes pažeidėm visas pasirašytas sutartis, įstodami, tiksliau, prisijungdami be tautos valios prie NATO ir tai yra neteisėta, jeigu laikatės tarptautinių visų susitarimų, reikalavimų, mes pasielgėm negarbingai, neteisingai ir šita situacija yra neteisėta. Tai va, tai bet koks konfliktas čia leistų išspręsti mūsų valdantiesiems, viską leistų išspręsti paprasčiau, tai reiškia, jie nusirašytų visas savo skolas, visus savo negerus darbus ir, manau, gautų kažkokias saugias vieteles kažkur tai. Kas Argentinoje, kas Jungtinėse Amerikos valstijose, kas galbūt toj pačioje Anglijoje. Galima sakyti, kad tai bus toksai pamąstymas į ateitį.
Kaip bus toliau, mes pamatysim, pažiūrėsim. Miela Jūratė Kelbedytė, labai malonu matyti, Tatjana, malonu jūs matyti, Danutė taip pat. Ačiū tiems, kas prisijungia ir kas savo laiką gaišta su manim ir būsiu dėkinga, jeigu užduosite kažkokius tai klausimus, jeigu jų turėsite. Ir aišku, atsakysiu aš jas pagal savo kompetencijas. Nesu nei teisininkė, nei juristė, esu žmogus, aktyvus žmogus, kuris tikrai domisi politiniu Lietuvos gyvenimu, Lietuvos perspektyvom. Ir kaip kandidatė į Lietuvos prezidentus, aš suprantu, kad turiu žinoti daugiau. Turiu būti galva aukščiau tam, kad apsiginčiau savo kompetencijas ir galėčiau kažką gero nuveikti Lietuvai, Lietuvos tautai. Tai va, yra taip, kaip yra. Pamatysim, pavyks, nepavyks, kada tai įvyks, šiandien, dabar, vėliau, prieš naujus metus ar po naujų metų. Kaip visada yra spėliojančių, kaip visada yra būrenčių ir kaip visada yra tokių, kurie paskelbė kažkokias tai datas. Tai va čia dabar yra skelbiama lapkričio 26, neva labai įdomi data ir visos kitos, tačiau sulaukim lapkričio 26. Antanas Natavičius klausia, kaip surinksim užstatą, ne? Čia galbūt iš mano šitos palėpės bus atskira laidelė apie tai, kodėl aš turiu surinkti užstatą, kodėl man reikia jūsų pagalbos ir kodėl mes turime surinkti parašus tam, kad būtų grąžintas užstatas. Nes mes su Kazimieru šiai dienai esam vieninteliai opozicionieriai, prieš kurios iškelta keletą bylų be pagrindo ir tie, kas stebė, žino, kad viena iš tų bylų tai yra tarybinės okupacijos neigimas, kita iš jų yra žala Lietuvai, pristatant savo nuomonę, mūsų nuomonę, forumo steigėjų nuomonę užsienyje ir bandant plėtoti gražius santykius visuomeninėje plotmėje su kaimynais, šiuo atveju su Rusija ir Baltarusija. Aš aišku dėkoju Baltarusijos prezidentui už tai, kad jisai išgirdo mus, kad bevizis režimas buvo atidarytas, kad lietuviai gali ten važiuoti, gydytis, tvarkytis dantukų, važiuoti į sanatorijas, pasinaudoti pigesnę galimybę apsipirkti, nusipirkti vaistų ir pamatyti gražią kaimininę šalį, kuri labai gražiai puoselėja ir istorinius mūsų paminklus. Bendrus, kiek žinote, tai mes buvom Litbelas, visai toksai neblogas darinys, genetiškai mes labai artimi. Manau, kad Baltarusiai mums yra pats artimiausi genetiškai. Ir prezidentas Aleksandras Lukašenka laimėjo informacinį karą, nes ta didžiulė masė, 500 000 lietuvių, kurie apsilankė Baltarusijoje, jie viską pamatė savo akimis, pamatė kokia tvarka, pamatė kaip gyvena Baltarusija ir taip toliau. Ir čia jau jokia žiniasklaida, užsakomoji kišeninė žiniasklaida buvo bejėgė ir dėl to informacinį karą laimėjo mūsų kaimynis prezidentas. O mes ten norėjome, kad santykiai tarp šitų šalių būtų geri, nes kas yra valdžia? Valdžia tai yra akimirksnis šalies tautos gyvenime. Ir būtent šitas akimirksnis, šitas paskutinis mums neša labai daug neigiamybių, neša labai daug nesantaikos. Tai norisi, kad pasibaigus šitam akimirksniui, atėjus naujam žvilgsniui, mes vėl galėtume bendrauti, žiūrėti vieni kitiems į akis. Tai va, ir aš jau nekalbėsiu šiandien apie tas naudas, kurios buvo mums iš Baltarusijos. Tai reiškia tranzito naudos, tai yra ir uostas, ir geležinkeliai. Irgi negaišinsiu jūsų laiko, nes jūs visą tai žinote. Paskelbti sąskaitą, sako Antanas. Mielas Antanai, jūsų langė yra ta sąskaita, į kurią jūs visi mūsų palaikytojai galite pervesti. Antanas Natavičius sutiko būti mūsų iždininku, tai yra labai atsakingas darbas ir būtent norintis mus paremti, sąskaitą galėtų rasti Antanas Natavičius langė. Ir jeigu Antanas nepatingėtų, va čia komentaruose jis taip pat galėtų paskelbti šitą sąskaitą. Ačiū tau, Antanai, labai. Ir Antano sąskaita yra saugesnė todėl, kad Antanas gyvena užsienyje kol kas. Ir aš manau, tai netaip paprasta pasiekti, o kiek žinote, visos mūsų sąskaitos yra tiesiog po padidinamuoju stiklu. Ir jeigu truputėlį ne ten, tai iš karto yra blokuojamos. Bet nežiūrint visko, net ir mano asmeninė sąskaita, jūs tikrai galite pervesti 20-50 eurų tiek pagal galimybę, 5 ar 10 ir būsime dėkingi.
Šiai dienai mums pinigų dar trūksta susimokėti advokato paslaugom. Tiek man, tiek Kazimierui. Tai čia dabar mes lapkričio mėnesį dar orientuojamės į tai, kad mums reikėtų dar bent jau kažkur tai po kelis šimtus eurų susimokėti advokatui, kad iki pavasario galėtume būti ramus ir advokatė atstovautų mus ir mes būtume saugus būtent teisiniai plotmei, kad visada bus laiku paruošti reikiami dokumentai. Tai va, toliau, kur mes keliaujam, pliusus ir minusus. Sąjungų tikriausiai patyrėme mes visi. Yra daug sakančių, kad būtent ES pinigai pagražino Lietuvą. Aš neneigsiu. Lietuvos miesteliuose atsirado gražių aikščių. Atsirado gražių paminkliukų, atsirado daug tokių dalykų, bet tai atsirado per paskutinius 3 metus. Nes prieš tai ES pinigai kažkokiu tai būdu, kažkam tai palaiminus, daugiausia keliavo į privačių žmonių rankas, į tų žmonių, kurie buvo artimi imperatoriui, tai reiškia, kurie buvo artimi mūsų valdančiųjų šaikai. Tai va, tai būtent jie plovė pinigėlius, tiesė takelius miškuose, kur niekas niekada neėjo, ten statė suolelius ir taip toliau ir kitas įmantrybės. Ir ant ežero kranto statėsi savo privačius namus, laikinai užmaskuodami juos Policevičių pavadinimais. Visa tai buvo, visa tai jūs žinote, visa tai jūs matėte. Taigi, negaliu nepasakyti, kad taip. Mes gražėjam, truputėlį gražėjam, kokią kainą gražėjam. Jau ką tik jums pasakiau, pagražindami aikštę, mes labai lengvai atsisakėm žemės ūkio. Pastatydami kažkokį tai paminkliuką ar paremdami kažkokią tai bendruomenę iš ES pinigų, mes netenkam savo pieno ūkio. Mes netenkam darbo vietų ir taip toliau. Mes turime begalę užsieniečių, kurie mūsų šalyje jaučiasi geriau negu mes. Gerai tai ar blogai? Spręskite jūs. Tai va, tai nežinau, ką dar jums šiandien pasakyti. Man yra smagu, kad net 38 žmonės, neperspėjus, nieko iš anksto nepranešus, aukoja man savo laiką, prisijungia ir būna čia kartu. Tai va, kol kas neradau jokių klausimų. Jeigu dar turite klausimų, klausimėlių, tai tikrai mielai atsakysiu ir dar kartelį primenu. Mes paprasta, tikra, liaudies opozicija, kuri neturi studijos, neturi lėšų, kuri yra persekiojama, stipriai persekiojama, kuria iškeltos bylos. Ir čia jau nėra vien žodžiai, čia yra veiksmai prieš mus. Veiksmai prieš kiekvieną iš mūsų ir kokią įtampą patiriame mes, mūsų šeimas. Tai nenorime, kad nei vienas tai patirtų. Ir vėlgi konstitucija, kuri sako, kad žodžio laisvė yra, kad nuomonės laisvė yra. Konstitucija, kuri sako, kad negali būti karinių bazių Lietuvos teritorijai. Nu, suprantat, konstitucija, kuri tapo knygute, užrašų knygute valdančiųjų rankose, šiai dienai prašosi būti apginama. Tai kai prezidentas duoda priesaiką tautai padėjęs ranką ant konstitucijos, tai jis turėtų žinoti, kad nei vienas šios nuostabios knygos įstatymas neturi būti pažeistas, neturi būti paniekintas. Tai dabar yra beveik visų kandidatų arkliukas, bet tai gal ir nėra blogai, nes visi mes suprantame, kad neatstačius teisingumo, neatstačius įstatymo viršenybės, mes negalėsime tiesiog žengti tolimesnių demokratijos keliu. Mes negalėsime užtikrinti gyventojų saugumo, mes nieko negalėsime padaryti. O tam, kad padaryti, reikia tapti, reikia turėti įrankį savo rankose. Įrankį pasiekti galime keliais būdais. Tai yra ir prezidentas, ir Seimas, ir tiesiog aktyvi visuomenė. Bet jeigu visas tas 3 sudedamasias dalis sudėtume į krūvą, gautume stiprią Lietuvą. Buvau mitinge prieš mokesčius už būstą.
Žinot, kuo man patiko mitingas? Tuo, kad labai konkrečiai buvo pasakyta, kodėl susirinkome, ko susirinkome ir buvo pasiūlytas sprendimo kelias. Nežinau, ar jis bus įgyvendintas ar ne, bet pirmą kartą tą pačią minutę po pasisakymų buvo pasiūlytas sprendimų kelias ir bandoma tuo keliu eiti. Aš manau, kad kiekvienas mitingas turi parodyti žmonėms kelias sprendimų galimybės, problemos sprendimų. Tada, kai tas mitingas įgaus prasme, aišku, labai gaila, kad niekas iš valdančiųjų netėjo, žmonių neišgirdo. Kaip sako pesimistai, renkatės ir nieko nepakeičia. Truputėlį jie teisūs. Renkamės, niekas nesikeičia. Galimai, matomai nesikeičia, labai smarkiai nesikeičia. Bet mes renkamės ir mūsų vis daugiau. Ir tai reiškia, kad yra gyventojų pozicija, piliečių pozicija, kad jie nesutinka su jiems siūlomais įstatymais. Tai įsivaizduokit, kad jeigu niekas nebūtų atėjęs, būtų kapų tyla ir tai būtų pasakyta, visi lietuviai yra patenkinti, viskas yra gerai, jiems viskas tinka. Taigi, mūsų kaimynai, tarptautinė visuomenė pamatė, kad mes taip pat esam nepatenkinti. Mes taip pat matom visas spragas mūsų valstybingumo praradimo, mes matom, kas vyksta ir mūsų vis daugiau. Labas, miela Nerytė, Nerija Daubarė. Kaip aš senai tave mačiau, kaip norėčiau pamatyti tave pas save svečiuose. Tai va, tai yra ženklas ne tik mums patiems, bet ženklas ir tarptautiniai visuomeniai. Juk su kaip godžiai mes žiūrime, kai ten kažkur vyksta didžiuliai mitingai, ar tai Prancūzijoje, ar tai Anglijoje, ar tai Latvijoje, ar tai Lenkijoje, kada sukyla žmonės prieš kažkokią tai neteisybę. Ir mes žiūrim ir sakom, štai kokios minios. Kaip yra miela matyti, kad žmonės yra drąsūs. Tai va, aš dėkoju visiems, kurie atėjo. Labai dėkoju tiem, kurie atėjo, nes būtent jų dėka mes suprantam, kad Lietuva nemiega, pamažu nemiega. Dėkoju organizatorių mitingo. Ten kažkas jį apkaltino kažkuo, bet aš atsimenu labai gerai, kada baigėsi oficialus pasisakymas, mitingo organizatorius pasakė, kad dabar gali visi norintys pasisakyti, absoliučiai visi norintys gali pasisakyti, bet mitingo organizatoriai neatsako už jų išsakytas mintis ir neprisiima atsakomybės už veiksmus, kuriuos galėtų iššaukti jų pasakytos mintis. Manau, kad tai buvo labai sąžininga. Ir tie, kurie norėjo, tie jau ir atėjo ir pasisakė. Aišku, truputėlį buvo pasisakymai pakoreguoti. Labai nedaug sakė, gal galit nepolitikuoti, gal galit nieko nesakyti, taip sakau, galiu. Bet gyvenimas taigi politika. Bet galiu. Ir ką aš ten pasakiau? Pasakiau, kad ačiū. Ačiū, kad atėjot. Ir man buvo labai keista, kad vilniečiai tikriausiai gyvena palapinėse, arba nuomotose būstuose, arba aš nežinau, už ko jie nuomojasi, gal aš užsieniečių, nes būtent jų tas mokestis visiškai nedomino. Ir dar apie mokestį. Tada, ar tu gyveni Vilniui, ar Kaune, ar kažkur Pakruojo rajone, ar Anykščių rajone, Ragubėliai mano taip mėgstamoj, tu vis tiek, statydamas namą, sunaudosi tą patį kiekį plytų, tą patį kiekį stogo dangos. Viso to tau reikės. Taigi va. Nerija rašo, kad labai manęs pasiilgo, Nerytė, aš tavęs irgi labai pasiilgau ir tiems, kas nežino, primenu, kad Nerija Daubarė tai yra be galo talentinga moteris, kuri mus sužavėjo ne tik savo talentu, bet savo erudicija. Ir labai norėčiau dar, kad Nerytė rastų laiko ir dar kartelį aplankytų mano namus ir atsivežtų tą savo tokią šildančią aurą, pilną gerumo, pilną tokios gerosios, gražiosios energijos. Tai va, Michail, sveiki, Erika, ar Lietuva dar yra juridiškai suvereni? Tai va, nežinau, žinokit, kaip galima būtų tą išspręsti. Juridišką suverenumą galima būtų
įtvirtinti ir atgauti, kaip aš sakau, būtent užsienio partnerių dėka. Nes dabar, kaip ir būdami Europos Sąjungoje, mes jau nebeturim savo žodelio, todėl, kad jo neturi ten ir išrinkti europarlamentarai Europos Sąjungoje. Aš nežinau, ar jie jo neturi, ar jie tiesiog užmigo ir jiems patogu neturėti, nes jie ten klusniai kelia ranką taip, kaip reikia. Dar negirdėjau, kad jie kažką pasakytų, kad lietuviams reikia daugiau kvotų pieno produkcijai. Kažkur parduoti. Lietuviams reikia saugoti savo miškus. Kad kažko lietuviams reikia. Bet aš neišgirdau, mes buvom kviesti į Briuselį. Mus kvietė Tatjana Ždanoka, europarlamentarė nuo Latvijos, beje, mūsų neišleido, todėl, kad neišleido. Todėl, kad mes esam kaip ir priešai, kaip ir tie, kurie galim per daug ir netai pasakyti. Ir kadangi pasas atimtas, tai aišku, aš dar turėjau pasakyti, kad iš Lietuvos niekur neišvažiuosiu, nes priešingo atveju mane uždarys į kalėjimą, arba pačiu geriausiu atveju man uždės apykoje. Taigi va, tai tokios grėsmės ir dėl to mes negalėjom išvykti į Europarlamento ten, sakykime, sesiją ir pasiklausyti ir pasisakyti. Ir dėl to šiandien mes nesam Peterburge, kur buvom kviesti, kur vyksta labai įdomi konferencija ir mes Geros kaimynystės forumo steigėjai buvom gavę pakvietimus. Taigi, mūsų ten yra, bet mintimis mes ten. Mes tengiamės nešti savo žinią, mes tengiamės sakyti savo naujienas ir dar kartelį grįžtu prie Algirdo Paleckio. Šiandien lygiai pusę metų, kaip Algirdas Paleckis sėdi kalėjime. Už kažką tai. Už tas mintis, kurias pridėjo jam kažkas. Pagalvoja kažkas valdžioj, kad galbūt Paleckis kažką mąstė. Galbūt galimai mąstė, galimai nemąstė. Bet tas galimai žodelis leidžia nuteisti žmogų. Ir dabar naujoji byla. Ai, Mečislovas sako, kad manęs pasilgo. Mečislovai, jūsų tas toks pasilgimas, jis yra ne visai teisingas. Mes gyvename ne taip toli ir jūs galite mus dažniau aplankyti. Tai Antanas Natavičius sako, kad puikus Nerijos piešinys pas mane, ne tik puikus Nerijos piešinys pas mane yra likę Nerijos auros spinduliai, bet jie yra labai puikus. Tai va, tai apie Algirdą Paleckį, tarp kitko, šią knygą jūs galite įsigyti ir naudodamasi proga, aš galiu pasakyti, kad mes turim dar vieną knygą. Ją išleidom su rėmėjų dėka, tai yra su jūsų dėka, tai yra Už įstatymų ribų, Sažių Malatovos knyga. Ir čia jau yra visa tiesa. Tarybų sąjunga sugriuvo ne todėl, kad ten trūko laisvės, maisto ar dar kažko. Tarybų sąjunga sugriuvo todėl, kad atsirado tų, kurių nagai buvo riesti į save. Kad nuo 60-ųjų dirbamas darbas buvo toks didelis, kad atsirado tų, kurie pardavė save su visa savo giminė. Jūsgi suprantat, kad šita didelė šalis, kurioje žmonės dirbo nuoširdžiai valstybei, be pagalbos, be užsienio visų šitų agentūrų darbo, nebūtų subirėjusi. Ir šiai dienai būtų pati stipriausia. O to ir bijojo kapitalistinis pasaulis. Miela Adriana, sveiki. Labas, mieloji. Tai yra mano nuostabioji kaiminė. Tai va, tai visi žino, kas ir kiek įdėjo darbo, kad sugriautų Tarybų sąjungą. Turtingiausia valstybė, ne? Kurioje, kaip sako, ne visada buvo bananų. Mylėjai, jeigu mes būtumėm dagyvenę iki šito laiko, ar bananų būtų, visko būtų. Bet esmė netame, esmė, kad į tą patį vandenį 2 kartus neįbrisi. Ir šiai dienai mes turime surasti Lietuvai pačią geriausią vietą. Tarptautiniai visuomeniai, Lietuvai mažai valstybei. Su mažu gyventojų skaičium reikia ypatingo projekto. Pasaulyje yra tokių valstybių. Mažų, nykštukinių valstybių, kurių vykdoma politika leidžia joms tapti uostais, ramybės uostais ir tai užtikrina tų valstybių klestėjimą. Aš manau, kad mums reikalingas vienas iš tų valstybių scenarius, nereikia išrasti dviračio, reikia naudotis tuo, kas vyksta aplink, pasisemti visą patirtį ir tiesiog
rasti Lietuvai geriausią vietą. O tam, kad tai padaryti, mes turime tapti kažkuo tai. Ar prezidentu, ar Seimo nariu, ar vyriausybės nariu. Nes neturėdamas įrankių, tu negali nieko keisti. Ir kadangi nėra klausimų, ir kadangi šeštadienio vakaras, tai noriu pasakyti, nesipykit. Negraužkit vieni kitų, kad ten tas kandidatas geresnis, blogesnis, ar čia toks anoks. Palikit visą tai kiekvieno žmogaus sąžinį. Kiekvienas iš mūsų susiras tą kandidatą, kuris atstovauja jį. Ir jeigu jūsų pasirinktas kandidatas jūs atstovauja ne mažiau 50%, tai jūsų pasirinkimas yra labai jau neblogas. Jeigu mažiau, tai tada pergalvokit, ar pasirinko teisingai, bet jeigu jis atstovauja jūs daugiau negu 50%, manau, kad jau yra neblogai. Kad jūs drąsiai galite balsuoti už tą kandidatą. Ir kaip sakau, visų mūsų programos yra panašios. Skirtingos yra mūsų biografijos. Ir čia, aš manau, irgi yra labai svarbu. Nes kai kurie kandidatai visą laiką buvo matomi, visą laiką buvo, kaip sakant, prie valdžios, užėmė kažkokias tai pareigas ir tikrai galėjo padaryti įtaką. Nemažą įtaką Lietuvos gyvenime. Tai vat iš jų norėtųsi daugiau, iš jų norėtųsi jau ir atsakomybės, kurie buvo prieš 15 metų, prieš 10 metų. Bet to jie turi ir galimybę pasisakyti, taip kad klausinėkit jų ir vos negaukit raštišką pasižadėjimą, kad jie padarys tai, ką žada. Aš mielai jums pasirašysiu ant visų savo pažadų. Tuo atveju, jeigu aš laimėsiu, ir tuo atveju, jeigu jūs vėliau padėsite man turėti tą komandą, kuri keliaus į Seimo rinkimus. Kaip aš sakiau, sudedamoji dalis. Prezidentas, Seimas ir aktyvi visuomenė jau leidžia mums turėti tokį galingą įrankį, kuris gali padėti Lietuvai. Ir dar tokia pesimistinė gaidelė. Kaip sunaikinti tautą? Pirmiausia, reikia sunaikinti viską, kas tai tautai brangu. Gedimino pilis, lietuvių folkloras, užteršta lietuvių kalba, lietuvių tradiciniai verslai. Ir lietuvių vertybės. Lietuvio vertybės. Bet sunaikinus tai jau gaunasi, kad padaryta pusė darbo. Ir paskui tai lieka korumpuotai, ne tik kad korumpuotai, vyriausybei, kurios kiekvienas narys dirba vien todėl, kad per gyvenimą yra užsidirbęs tokį didžiulį kompromatą. Daug kur konfrontavęs su savo sąžinė, pasielgęs savanaudiškai ir būtent jie irgi yra tie, kurie padeda naikinti mūsų valstybę. Klausykit, o kam normaliam žmogui 10 milijonų? Gyvenimas trumpas, tu turėk tą, kitą, trečią. Ar reikia žmogui 5 namų, jeigu tu miegi tik vienoj lovai tą dieną ir sėdi tik ant vienos kėdės? Jo, kažkas pasakys, tu neturi, ne, man tiek ir nereikia. Bet man žymiai smagiau matyti šalia savęs kitus irgi turinčius. O ne tai, kad iš jų atimami vaikai, atimami dėl to, kad jie su savo minimumu negali užtikrinti vaikam atskiro kambario. Jūsgi logiškai suprantat, kad jeigu šeimoje dirba 2 ir gauna minimum iš šeimoje 2 ar 3 vaikai, tai neįmanoma užtikrinti galimybės turėti nuosavą būstą, sudaryti labai geras sąlygas vaikam, aišku, kažko trūks. Ir kažkas pasinaudos, neva jūsų vaikam kažko trūksta. Gal valstybė juos augins, gal valstybė juos geriau auklės. Primenu, koks turėtų būti minimumas. Ir kas tai yra minimumas? Padorioj, save gerbiančioj valstybei minimumas už mažiau kvalifikuotą darbą turi būti toks, kad žmogus galėtų turėti žemesnės klasės automobilį, kad galėtų nusipirkti paprastesnius, nebrendinius, taip sakant, drabužius. Bet jis turi nusipirkti gerą kokybišką maistą. Jis turi iš tų pinigėlių
susimokėti už savo laisvalaikį, už teatrą, už baseiną, už filmą, už ledus vaikams, už savaitgalio pramogas vaikams, už atostogas, kažkokias atostogas su šeima kažkur. Bet tai yra minimumas save gerbiančioj valstybei. Jis toks turi būti. Nes kiekvienas darbas yra reikalingas. Jeigu šiandien niekas nevalytų gatvių, mes paskestume purve šiukšlėse lapuose. Jeigu niekas nevalytų ligoninių, kas būtų tada? Jeigu niekas nekeistų pampersų slaugos namuose, kas būtų tada? Ir parduotuvės pardavėjas, ir eilinis kepėjas, kuris nėra tos įmonės savininkas, bet jis dirba. Taigi, kas yra minimumas? Sekantis darbas naujajam Seimui su prezidento pagalba pakelti Lietuvą į tokį lygmenį, kad minimumas tai nebūtų skurdo ašaros, tai nebūtų ta erdvė, plotmė tokiam gyvenimui, tokiam labai sunkiam gyvenimui, kada tu negali savo vaikui laiku nupirkti vaistų, nes tavo biudžete labai nedaug buvo tam reikalui atidėta, o liga užklupo labai rimta. Va čia ir yra normalios valstybės rūpestis savo piliečių. Ir kada pilietis bus ramus, kad gaudamas minimumą, jis gali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti ir naują drabužėlį. Ir gali įsipilti kurą į automobilį ir nueiti į teatrą, į savo valstybę mylės. Nes skirtingi žmonės, skirtingi siekiai. Vieni nori daug turėti, kiti mažai, treti nori kažką kurti, ketvirti rašyti knygas, visi mes skirtingi. Bet visi mes turim turėti orų gyvenimą. Jeigu žmogus dirba, jis turi iš to darbo pragyventi, jis neturi stovėti ištiesta ranka, ar ir nejuokinga. Maisto banko akcija, jinai remia šeimas, kurios dirba. Remia, kad jos pavalgytų. Klausykit, ar reikia atimti iš tautos viską, kad paskui duotum trupinius? Tai va, tai ačiū labai, kaip reiktų sakyti, amerikanski karabalь įdė. Nežinau, kur reikėtų sakyti, bet mes suprantam, kad ta kova, sistemų kova, jinai buvo, yra ir aš manau bus, nebent įvyktų stebuklas ir galų gale mes prieitumėm prie monopolinio pasaulio, kada suvoktume, kad žemė yra visų namai, tarp kitko monopolinis pasaulis ir Tarybų sąjunga. Primenu, kad Tarybų sąjungoje gautos lėšos ir gautas pelnas buvo dalinamas visiems. Ir jeigu kažkur kasė auksą, tai ir Lietuva gavo iš to pelno dalį. Jeigu kažkas pardavinėjo naftą, tai ir Lietuva gavo to pelno dalį. Suprantat, tai buvo tautos. Neįtikėtina, ne? Tie, kurie gyvena dabar, tiem, kuriem 30, 35, 20, jie sako, negali būti. Bet tai buvo tautos. Ir aš gerbiu tą darinį vien už tai, kad kiekvienoje mokykloje buvo medsesuo, kad per pertraukas mes galėjom su skaudamu dantuku pasikreipti. Ten gerai ar blogai kitas dalykas, viskas ėjo į priekį, technologijos ėjo į priekį. Ir jeigu jūs man norėsit pasakyti, kad ne, jeigu būtų Tarybų sąjunga, jūs būtumėt dugne, jūs būtumėt neturėję technologijų. Baikit, nežaiskit, visas pasaulis eina į priekį. Ir jeigu pažiūrėsit, kaip atrodo Maskvasyti, kaip atrodo Baltarusija, jūs suprasit, kad jie atrodo niekiek neblogiau, nei mes už svetimus pinigėlius, net ir nebūdami savo šalies šeimininkais. Ir dar apie tą kaimo tualetą. Mes gausim baudas už tai, kad kažkas prie savo senos kaimo sodybos dar turi tualetą. Kas yra bauda? Bauda tai yra dar viena unikali galimybė surinkti Lietuvos biudžetą. Daugiau nei trečdalis biudžeto nepadengtas. Nuo neatmenamų laikų dar taip nebuvo. Kad trečdalis biudžeto tuščias ir todėl reikia mokesčių šulinio vandenį. Ne? Už viską ir už tas idėjas, kur mes išsakysim, tikriausiai valdantieji pavers mokesčiais. Taip, kad kada mes kalbam, gal nekalbėkim, ką dar galima būtų apmokestinti. Ačiū visiems, kurie paremė mane. Ačiū visiems, kurie pasidalina mano postais.
Ačiū visiems, kurie palaiko mano kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Kiek toli pavyks nueiti, priklausys nuo jūsų. Ir sekančiose laidose pakalbėsiu apie tai. Taip, man reikia užstato. Reikia užstato ir mūsų iždininkas Antanas Natavičius paskelbė sąskaitą ir turėdami užstatą mes galime gauti parašų rinkimo lapus. Surinkę parašus mes galime gauti teisinę nepriklausomybę. Ir tai jau apsunkintų valdančiųjų norą nuteisti mus. Nuteisti už ką? Už gerą kaiminystę. Nuteisti už taiką, nuteisti už tai, kad aš nenoriu, nei aš, nei jūs, kad mūsų vaikai žūtų. Niekas tos Lietuvos 30 metų nepuolė. Ir tas žaidimas, kuris vyksta, jisai, nemąstantiem gal jisai tik tai svarbus. O tie, kurie galvoja, visi supranta, kur ir dėl ko mus velia. Taigi ačiū labai tiem, kas žiūrėjo. Tarpininkas, ne tik tai tarpininkas, bet ir iždininkas. Antanai, tu esi toks nuoširdus ir tiek, kiek mes tave pažįstam. Aš suprantu, kad geresnio iždininko už tave mes net negalim turėti. Tai va, gero vakaro visiems, nesipykim, rinkime savo kandidatą, komentuokim, palaikykim ir tiesiog aš noriu, kad mes čia ir dabar netaptume priešais vien dėl to, kad aš už tą, ar už aną, ar už kitą. Tai nesvarbu už ką jūs, svarbu, kad jūsų norai geri ir kad tas, kurį išrinktume, tarnautų daugumai, Lietuvos daugumai. Tai ką, kas čia dar rašė, labas vakaras su Kazimieru lygtų dalyvauti Lėkštučio studijai. Taip jau įvyko, kad Vaidas Lėkštutis mane užblokavo. Taip jau įvyko, kad opozicionierius Keilortas mane užblokavo. Taip jau įvyko, kad Eduardas Vaitkus mane užblokavo. Aš negaliu pakomentuoti, kad jie labai gerai kažką daro. Aš norėčiau parašyti jų lange, kad jie yra šaunuoliai, kad jie yra opozicionieriai, labai daug darantis, tai tam, kad žmonės nesusipriešintų, nesusipyktų. Bet aš negaliu. Bet aš negaliu, mane užblokavo. Nu, ką padarysi? Praeis rinkimai ir atblokuos. Ir vėl visi būsim viena tokia graži, didelė lietuvių tauta. Aš jau nebegaliu sakyti tauta. Lietuva yra jau daugiatautė valstybė ir to negali nepasakyti. Ir būtent šią dieną Lietuvoje gyvenantiems rusams ir baltarusams tikrai yra sunkoka. Ir jeigu jūs turite kaiminystėje tokius žmonės, tai palaikykite juos, nes jiems reikia jūsų palaikymo. Ir dar kartą, šiandien lygiai 1,5 metų, kaip Algirdas Paleckis, neaišku dėl ko. Tiksliau aišku dėl ko. Dėl to, kad valdantieji turi savo rankose visus įrankius, Algirdas Paleckis sėdi kalėjime. Dar kartelį primenu, kad šiandien aš su juo kalbėjausi telefonu, jo nuotaikos neblogos, jis prašo padėkoti visiems, kurie jį aplankė, parašė laiškus, jį paminėjo savo komentaruose, jo neužmiršo. Tai va, ačiū visiems, kurie kartu su mumis einate itin sunkiu keliu. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė, šitie žodžiai man tinka. Ir dar labai norėčiau surasti ir sužinoti, kas yra tas žmogus, kuris įgarsino vieną iš mano eilėraštukų Vytautui Landsbergiui: Lietuva dieduk, ne tavo nuosavybė ir ne tavo, Nemunas, Neris. Tai va, jeigu jūs man pagelbėsit ir kasgi atliko tą gražų darbą, aš tikrai norėčiau jam padėkoti ir ačiū, kad mano eilėraštis keliauja iš lango į langą, iš lūpų į lūpas, dėkoju jums visiems. Tai va, o kas čia, gal pereikite pas žmonės? Oi, dar yra problemytė, nieks mums neduoda išsinuomoti salių, nes mes pigesnės sales, kurios yra kultūros namuose, rajonuose ir mažesniuose seniūnijų miesteliuose, tikrai esam pajėgus įsipirkti su jūsų pagalba. Deja, mums negalima, nes mes Lietuvos priešai. Bet jeigu jums pavyktų kažkur tai pas draugus ar kažkur neutralioje vietoje surinkti 15-20 žmonių, mes būtinai jūs aplankytume. Būtinai. Kągi, gražaus savaitgalio, tikėjimo, vilties, viskas bus gerai. Todėl, kad kol gyvas žmogus, jis norės, kad jo vaikai gyventų gerai, kad jie nesirgtų, kad būtų sveiki ir laimingi. Ir tai yra mūsų gyvenimo variklis, didysis variklis. Ir tai turi būti kiekvienos šalies pagrindinė politika. Laimingas pilietis, sveikas, saugus pilietis, laiminga šalis. Saugi visuomenė. Kągi, ačiū labai.
Iki.